Sveiki, mano vardas Gintarė. Aš ir kolegė Agnė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje šį pusmetį įgyvendinom projektą pavadinimu Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis – sprendimai bedarbių švietimo srityje. Šiek tiek apie problemos kontekstą. Lietuvoje registruota virš 150 tūkstančių bedarbių ir, pavyzdžiui, praėjusiais metais jų švietimui ir perkvalifikavimui buvo skirta daugiau kaip 40 milijonų eurų. Tačiau net kas antra šalies įmonė vis tiek susiduria su kvalifikuotų specialistų trūkumu. Taigi šio projekto tikslas ir buvo optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje bei prieinama didesniai daliai bedarbių. Įgyvendindamos projektą visų pirma atlikome pirminę situacijos analizę ir po jos išryškėjo 3 pagrindinės projekto kryptis – mokymosi paslaugų prieinamumas, paramos mokymuisi efektyvumo stebėsena bei mokymų kokybės užtikrinimas. Taigi norim pasidalinti su jumis rezultatais, kuriuos pavyko įgyvendinti kiekvienoje iš šių sričių. Mokymosi paslaugų prieinamumas. Čia identifikavome paramos mokymuisi prieinamumo iššūkius ir vienas tokių iššūkių buvo kvalifikacijos reikalavimas asmenims, kurie turi įgiję vidurinį išsilavinimą ir nori mokytis aukštos pridėtinės vertės mokymus neformaliuoju švietimo keliu. Jie to padaryti negalėjo, jeigu neturėjo įgiję pirminės kvalifikacijos. Taigi organizavome advokacinius susitikimus, kurių dėka šiandien galime pasidžiaugti, jog ribojimas yra pašalintas ir net 30 tūkstančių Lietuvos bedarbių, kurie neturėjo kvalifikacijos, tačiau turi vidurinį išsilavinimą, šiuo metu gali pasinaudoti galimybę įgyti aukštos pridėtinės vertės įgūdžių neformaliojo švietimo keliu. Pratęsiu pristatymą, pereidama prie antros projekto krypties, tai yra paramos mokymuisi efektyvumo stebėsena. Šioje srityje atlikome profesinio mokymo efektyvumo švieslentės analizę. Šią švieslentę galite rasti užimtumo tarnybos puslapyje ir taip pat parengėme užsienio praktikų analizę. Remiantis šiais 2 žingsniais suformavome užimtumo tarnybai 2 pagrindinės rekomendacijas, kurios turėtų padėti pagerinti paramos mokymuisi priemonių efektyvumo stebėseną. Tai visų pirma, rekomendavome šioms priemonėms vertinti, naudoti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodiką, kurią rekomenduoja ir tarptautinės organizacijos kaip šiuo metu pažangiausia aktyvios darbo rinkos politikos priemonių vertinimo metodą. Taip pat rekomendavome vertinti savarankiškai dirbančių asmenų integraciją į darbo rinką, naudojant duomenis apie sumokėtą privalomojo sveikatos draudimo sumą. Tai leistų papildyti šiuo metu užimtumo tarnybos renkamą informaciją apie paramos mokymuisi efektyvumą, papildomais duomenimis apie tai, kaip sėkmingai įsidarbina ir kaip sėkmingai generuoja pajamas žmonės, kurie pasirenka po mokymų dirbti savarankiškai. Trečiojoje šio projekto kryptyje, tai yra mokymų kokybės užtikrinimo temoje, atlikome kokybės stebėsenos mechanizmo analizę bei įsitraukėme į neformalios darbo grupės veiklą, kuri šiuo metu kuruoja užimtumo tarnybos paslaugų prijungimą prie kursuok.lt platformos. Ši patirtis mus privedė prie išvados, kad kokybės užtikrinimo mechanizme šiuo metu dalyvauja labai daug skirtingų institucijų ir tai neretai sukuria šiokią tokią sumaištį vartotojui, kur reikia kreiptis, norint pateikti skundą dėl mokymosi paslaugų. Tad remiantis šią išvadą suformavome pasiūlymą Švietimo mokslo ir sporto ministerijai į kursuok.lt platformą įdiegti skundo pateikimo funkciją, kuri veiktų kaip vieno langelio forma, kurioje vartotojai gali pateikti skundus dėl įvairiausių profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusių švietimo programų. Šį pasiūlymą pristatėme Švietimo mokslo ir sporto ministerijai bei kursuok.lt projekto partneriams ir parengėme jo techninį aprašymą. Taip pat pasistengėme užtikrinti, kad mūsų projekto idėjos gyvuotų ir po projekto pabaigos, dėl to projekto rekomendacijas pristatėme Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, užimtumo tarnybai, suorganizavome apskritojo stalo diskusiją apie slaugytojų padėjėjų trūkumo sprendimus, kurioje įveiklinome šio projekto metu sukauptą patirtį apie tai, kaip praktiškai turėtų būti sprendžiami įgūdžių atotrūkio iššūkiai.
Ir taip pat suorganizavome susitikimą tarp Lietuvos ir Estijos užimtumo tarnybų, kuris buvo skirtas perimti Estijos gerąją praktiką kontrafaktinio vertimo srityje. Tad tiek apie mūsų projekto rezultatus, daugiau apie juos galite rasti kurkelte.lt. Dėkui.